Aš esu Rokas, virtuvės šefas, myliu gyvenimą, keliones, nuotykius, iššūkius ir šią aistrą noriu užkrėsti kitus. Todėl savo mylimiausioms močiutėms padovanojau kelionę į nuostabaus grožio Zanzibaro salą. Kelionių metu planuojame atidaryti restoraną čia, Zanzibare. Kviečiu keliauti kartu su mumis. Neriame į nuotykius. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalewa, anawa, samina, mina, waka, waka, samina, mina, sakalewa. This time for Africa. Šiandien Zanzibare neeilinė diena. Virsime cepelinus ir gaminsim šaltibarščius. Keliaujam! Cepelinus padaryti yra nemažas iššūkis Zanzibare. Pradedant nuo produktų, visų puodų, keptuvių, baigiant įrankiais. Jeigu restoranas turi tik 5 šaukštus, visam restoranui tai įsivaizduokit, kaip reikia padaryti cepelinus. Prieš 2 dienas susitarėm, kad atneš stalus, kad turėsim kur virti cepelinus. Bet čia jie tokie vyra žmonės. Polė, iš polėto. Polė. Lėtai. Kai pas vietinius užsakai stalą prieš 2 dienas, atvažiavus jau mūsų visai komandai pradėti virti cepelinus, jie tada klausė, kur statyti stalą. Ir mes jo paskui laukiame stalo atnešimo, tai yra apie 2 valandas, nes jie vis dar nebūna pasiruošę. O jeigu jų paprašai, kad jie kažką greičiau padarytų, tai jie principingai užsispiria ir tada dar ilgiau visą tai daro. Virykliai šituos reikalingi, vandens turim, puodai dideli yra. Nu viskas, jeigu netie stalai, aš nebegaliu su šito jų latimu. Girdėjau, gal mes galim sunkti cepelinus? Nu kur mes čia sunksim? Nors galim nusisunk, davai, nusisukėm, susitvarkykit, nurinkit čerkas, Aušrelė, tu į didelį šitą puodą dedi tvirtas bulves, mes su Virgelė sunkiam. Aš prižiūriu kaip visada. Neplanuoji tu dirbti, ne? Tu laikyk maišą. Aš palaikysiu puodą. Tu įsikip kitą puodą paskui. Jo, aš palaikysiu. Palaikyk puodą, jo, ar puodas tave palaikys kažkas. Užtenka, Rokai. Dar vieną samtinį. Labai sunkiai, stipriai nenusunkiam, žinai, kad nebūtų labai sausi cepelinai. Tokie minkštučiai, kad būtų, žinai, cepelinai. Taip. Bet pažiūrėkit, kaip gražiai pajodavo visai bulvės. Taip, bulvės geros labai. Geros bulvės. Mums cepelinam virti čia būtų gerai bulvės šitos. Taip. O Lietuvoje, tai žiūrėk, pritarkuoji ten. Ir pajuoda. Ir pajuodoji iš karto. Eik, tu savo, kiek bus cepelino. Negaliu patikėti, kaip fainai. Namai skveri. Labai. Jau pasilgom namų, ar ne? Aš tai jau galvoju. Aš tai nepasilgau. Aš girdėjau, kaip tu su vaikais kalbėjai, kad jau nori namo. Nemeluok čia nais labai. Noriu. Aš jau girdėjau, kaip su vaikais kalbėjai. Jeigu vaikai atvažiuotų, tai jau nebereikėtų namų. Sakot, jeigu vaikai būtų čia, tada nebūtų taip. Galbūt, bet žinokit, aš čia būdama pamiršau, kad pas mus Lietuvoje žiema. Dėk, nu. Tu jau pamiršai, kad ir dirbti reikia. Aha. Ne tik namus. Užsisvajojau. Va, nusistovėjo krakmolas natūralus. Viskas, dabar žinot ką, neškit faršą, neškit žuvį ir pradėsim formuoti cepelinus. Turėjom pasirinkimą ir cepelinai buvo su kepta vištiena ir cepelinus darėme su žuvimi, ko dar turbūt Lietuvoje gal yra net neįprasta, bet čia išbandėm viską.
Tai žiūrėkit, su žuvytės faršu darom tokius, o su vištiena apvalius. darom apvalius, kaip su varškytė darom Lietuvoje. Gerai. Kol jūs formuojat, aš užkaisiu vandenį, kad pradėtų Gerai. kaisti cepelinam vanduo. Bet koks skonis. Nu tai taip, čia kepinta Aš vištiena. nesudarius mane. Cepelinų nesidarius. Rokai, Zita pirmą kartą cepelinus daro. Kaip, stop, ką tu čia darai? Aš pirmą kartą. Nedaryk, viskas, nebedaryk. Tu priminėk žmonės. Pažiūrėk, koks jos cepelinas. Nesudarius, mano vyras darydavo. Tai pamiršk, tu vyro jau nebeturi. Bet aš negaliu patikėti, žinokit, kad jeigu neišsiskirs cepelinai, tai tobulos bulvės. Kaip jie tam smėlyje užaugina tas bulvės, aš neįsivaizduoju. Zitelė, davai, nieko neveikia. Nu nors ir Stalą atneša, nupirko. Pagaliau. O, Šitokį stalą. ir taip ėjo 3 valanda. Taip, Tai įsivaizduokit, jeigu mes restorane tokius darbuotojus turėtume. prieš 2 dienas užsakyta. Prie 2 dienas užsakėm stalą. Viskas, Virgelę kvieskite, tegul Virgelė šaltibarščius daro. Virgutė. Viską mes pasiruošėm, susitarkavom brokėlius, susipjaustėm žalumynus, susitarkavom agurkus. Kadangi čia kefyro neturime, mes turime dėti jogurtą. Jogurtas kiesim su pienu ir įdėsim grietinėlis. Žinokit, tenka prisitaikyti prie vietos. Lietuvis net Zanzibare nepražus, iš tikrųjų. Kaip, kad mūsų šitie protėviai išgyveno Sibire, tai mes ir Zanzibare nepražuvom. Iš tikrųjų, visko radom. Oho, žinokit, kaip namuose. Šaltibarščiai kaip namuose. Laimo dar reikia, laimo paimti. Gerai. Nu, sakyk, kaip tam? Aš tą patį sakau, man Lietuva. Nu, kas per skonis? Iš vietinių burukėlių tikrai netikėjau, kad mes kažką išlipdysime mes. Ir su juo vietiniu jogurtu, burokėliai ir juo agurkėliais, nu, man tai buvo skaniau negu Lietuvoje. Mano vanduo užvirė, eisim dėti cepelino. Pažiūrėkit, kiek laukia Tai anksčiau. laukia mūsų. Aš žinai, Zitulė, kad cepelinų negalima maišyti, jos reikia va taip puodę. Jo, aš tą galėsiu padaryti. Ne. Nes gali būti cepelinai ant smėlio su tavim. Su manim taip. Viskas, žinokit, reikia kviesti visus, valgysim cepelinus. Iš tikrųjų, suplanuota pavaišinti vietinius, kad priprastų prie mūsų maisto, prie lietuviškų cepelinų, bet atsirado valgytojų kažkodėl ir ne tik tai tų vietinių, bet ir turistų, tų turistaujančių. Ir kai mes dalinome tuos cepelinus žmonėm vietiniam valgyti, labai buvo patenkinti, labai buvo laimingi ir visi sakėmės, pirmą kartą šitą valgom patiekalą. Bet čia bulvės buvo iš jų pačių, galima ir šitą pasidaryti jiems. Jeigu jiems tai patiko, receptas bus mūsų
naujajam Zanzibaro restorane. Lietuviški cepelinai Labą dieną. su jūsų bulvėm. O tu nabagėlį irgi gausi. Imk, mažylėlį, tu valgyk. Imk. Va, valgyk. Pavaišinom ir masajus, o vienas berniukas, žinokit, labai taip kažkaip sujaudino. Sako, aš taip skaniai gyvenime dar nevalgiau. Tai žodžiu, geras dalykas mūsų cepelinai. Mums pavyko. Aušrelė, aptarnauk, dar vienas nori valgyti. Prašau. Labai skanu, jam labai patiko. Patiko, nu tai aš Iš karto sako, su bulvėm labai skanu. Nu ir aš valgau, Gerai. žinom. Mes atidarysim čia restoraną Zanzibare. Ir iš tokių patiekalų. Ar tu išmoksti lipdyti cepelinus? Išmokėsi? Aš sakau, Nereikės dirbti. kokį, ko nori? Nori kokį? išgerti? Alkoholį geri? Geri. Geri, sakė, geri alkohol. Geri alkohol. Bet tai girdė tokį imsim, kur geri? Neimsim. Mūsų trauktinikė. Gera? Gera. Nice. Bet jau į darbą mes tavęs nepriemam. Jaban, Jo. barės, gabirmam. Aha, mums gerinčių nereikia. Tokia atranka čia Zanzibarė, nieko nepadarysi. Tokia atranka. Nu nieko, jeigu tu pasitaisysi ir nebevartosi šitos trauktinėlės, tu bet kada galėsi ateiti į mūsų restoraną. Bet kada galėsi lipdyti cepelinus, tau patiko. Bet tu turi pasitaisyti. Va, net mums tokių nereikia. Va, pasitaisys. Jo, per kiek laiko tau išeis to nebevartoti? Per kiek dienų? 2 savaitės užtenka? Užtenka. Po 2 savaičių darom sutartis, pradedam lipdyti cepelinus. Nes mūsų rūkutis tikrai nespės lipdyti tiek daug. Ok? Visų emocijos ir nustebimas buvo, kad ar tai yra įmanoma padaryti čia. Tikrai įmanoma. Net Afrikoje, ant pasaulio galo mes išvirėm tokioj karštoj aplinkoj, kurie nėra matę to patiekalo. Nerealu. Galėjai patikėti, kad Niekada. ant vandenino kranto Valgysi lietuviškus patiekalus ragausi. Nors skaniai pavyko. Tikrai cepelinus. Nerealiai dar skaniau negu močiučių restorane. Cause this is Africa. This time for Africa. Cause this is Africa. This time for Africa. We sailed through the seven seas, searching for that missing piece. I'm looking at you, the world telling me. Atvykome babos į Zanzibaro deimantą. Dabar plauksime į nedidelę salelę susipažinti su povandeniniu pasauliu. Pasinerkime į nuotykius. Ir malonumus pasineriam. Eilinį kartą norėjosi verkti. Eilinį kartą iš laimės. Ne iš liūdesio, bet iš laimės, kad aš galiu savo akim pamatyti visą šitą grožį, visą šitą rojų. Nu, neapsakoma žodžiais. Gal gyvenime nepamatysiu daugiau tokių dalykų. Reikia žiūrėti.
Delfinas. Einas, o Jėzau. Kiek daug. Babos pirmą kartą delfinus pamatė. Rokutį, kiek daug. Kai mes delfinus matė, bet gamtoj. Natūraliam vandenį. Žiūrėk, Rokutį, žiūrėk. Aušrikai, žiūrėk. Aš matau. Aišku, mes delfinus juk nesam atsilikę, mes esam matę ir jūrų muziejų ir visur, bet laukiniai gamtoj pamatyti delfinus yra, wow, kažkas tokio. Žiūrėkit, babos, va ten delfinai. Žiūrėk. Prieki delfinai, žiūrėkit, kokie delfinai. Kaip gražiai. Eik tu savo. O jūs tikrai nesate, va taip atviram? Tai kur? Palangoj tai nėra delfinų. Eik tu savo. Nu geras. Bet jų čia nemažai. Pradėjo visi priplaukinėti būreliais. Tiesiog nuostabu. Pati gyviausia gamta, ką galėjau patirti šitoje saloje. Labai gražu. Akšien, Žiūrėkit, kitokios spalvos po vandenį, tokie neoniniai. Pažiūrėkit, kokie gražus. Tobulai. Čia gyvoj gamtoj ir jie neverčiami nieko daryti. Tai yra kažkas tai nerealaus, tai kažkoks rojus. Eik tu savo. Čia visi. Ir čia kiek arti. Sau. Iš tikrųjų, vanduo, žydrumas to vandens, čia tokio žydrumo, čia anokio žydrumo, čia jau mėlynas, smėlis baltas, nu pasaka, tiesiog rojus. Galvojau, kad aš gyvai niekada nepamatysiu šito vaizdo, bet man teko tai pamatyti gyvai, tai neapsakomi žodžiai ir tas vandenynas toks gilus, toks spalvingas, kaip mano akis. Vandens grožis ir tas vandens nubrėžtumas, tie gyliai, kaip liniuotę brėžti. Yra žydriau, tamsiau, tokių spalvų, kokioj paletėje, nežinau, jas vis tiek yra dirbtinės, bet čia žmogaus akis, ką pamato, tai yra įspūdinga. Čia reikia viską krauti save, visus tos įspūdžius. Net netrauktas buvo telefonas, fiksuoti tam, kad norėjus kuo daugiau, kad pati pamatyčiau. Nes per kamerą tiek niekada neparodys. Nu? Ar jūs pasiruošę nardyti? Kokio švarumo vanduo. Be nieko. Mes siekėme? Ar nesiekime, tai rodo? Eik, tu savo kaip gražu, greičiau babos! Nerkit, greičiau! Kai plauk nemokančiai užsidėjau apsaugos liemenį, nardymo įrangą, bandžiau leistis ir aš į vandenį. Nu, tenai panėrus matosi grožybių, ta žuvyčių tos spalvos, visos jos skirtingos, tokios ryškios, nu labai gražu. Įspūdį padarė be galo didžiulį. Zitelė kažko neišdrįso, nežinau. Tokia drąsi, o čia į vandenį panerti kažkaip nepadrįsiu. Nežinau, kažkaip keista. Aš nesu ilgai laikiusi apsižiojus to vamsdelio
Ir aš neištvėriau iš emocijos, šokau netgi be nardymo akinių. Aišku, su liemenė. Nedrįsau be liemenės, bet antrą kartą jau galėčiau ir be liemenės nerti ir atsimerkti. Labai gražu. Sėda daug šovų matai. Visas. Visas? Visas. Niekada negalvojau, kad aš taip galėsiu. Niekada. Virgutė šiek tiek kažko suabejojo, bet juk ir davė ir liemenes, davė viską ir mes buvom daug priežiūroje ir visi žiūrėjo, galėjo pabandyti. Nu, kaip ir pabijojau iš tikrųjų, nes ten vanduo matosi iki pat dugno ir tikrai gylis yra nemažas. O aš tai, nu ką, kliurkt kaip kirvis į dugną ir viskas, ir nėra manęs. Va čia tai vadovas. Va čia tai gyvenimas. Va taip reikia gyventi gyvenimą. 'Cause this is Africa. This time for Africa. Tokios šventės, tokių vestuvių net neįsivaizdavau. Buvo net smagu žiūrėti į jų jausmus, į jų ateities kūrimą. Zita, ar tu esi pasiruošusi nieko neverčiama tekėti už vietinio kilmės jaunikio? Taip, Gerbiamas David, ar tu esi apsisprendęs ir nieko neverčiamas vesti Zitą, būti jai ištikimas, būti kartu džiaugsme ir varge? Taip, Taip, taip. aš jūs skelbiu vyru ir žmona. ir prasidėjo afigienai linksmas balius. Juda Palanga. Na, o dabar balius iki paryčių su šokiais. Restoranui jau pasą turim, jaunikis yra. Dabar reikia tik tai nuspręsti su patalpom sutarti. Viskas. Viskas. 'Cause this is Africa. This time for Africa.